Izaijo 55 skyriui parašyta. Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Visi, kurie neturite pinigų, pirkite ir valgykite. Pirkite vyno, pieno be pinigų veltui. Na, vyną čia tarp tik po tais laikais turėjo vynuogių sultis. Prasme, tai yra vynmedžio vaisių. Kodėl jūs leidžiate pinigus už tai, kas nėra maistas? Dirbate už tai, kas jūsų nepatenkina. Klausykite manęs atidžiai ir valgykite tai, kas jūsų sielą atgaivins ir sustiprins. Tai vat pagalvokim iš tikrųjų, kuo mes maitinamės. Kas mums maistas? O Jėzus yra pasakęs, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo. Kitaip sakant, tai įsivaizduokit, kas mus iš tikrųjų maitina, kas mums duoda gyvybę. Ar visą tai, kam mes leidžiam pinigus, kam mes leidžiam laiką, savo pastangas ir galų gale žmonės įsitraukia į visą tai, po to dar puola ir dirbti, ir papildomai dirbti, kad uždirbti daugiau, kad nusipirkti viso to, kas netgi ne duona yra, kas netgi ne maistas yra, kas mus tiesiog nuodija, iš tikrųjų jau nemaitina. Taigi mes labai daug tuščiai išleidžiam. Visi dalykai, patys vertingiausi šioje žemėje dalykai yra nemokami. Jūs galite įsivaizduoti? Oras, pavyzdžiui, judėjimas, saulė. Ar mums reikia mokėti už tai? Ačiū Dievui, ne. Tiesa, jau už vandenį mokam, ar ne? Nors irgi galima ir nemokamai, žiūrint, kur gyvenam. Bet vis dėlto patys brangiausi, patys geriausi dalykai yra nemokami. Aš jau nekalbu apie Dievo malonę, ne? Iš vis veltui dalina. Veltui. Tik tai pasiėmė. Gera patarlė, ar ne? Jūs galbūt irgi žinot šitą. Kad peršalimas išgydomas, aš apie slogą buvau girdėjęs, bet iš esmės tai vienas ir tas pats, ar ne? Sloga, tai tik tai tam tikram lygiai, reiškia, lokalizuota, reiškia, ta infekcija. Ar su vaistais, ar be vaistų, ar su gydytoju, ar be gydytoju, iš esmės laikas tas pats. Nes mūsų organizmui reikia nugalėti visą tai. Kaipgi galima natūraliai pagydyti peršalimus? Dabar, jeigu pasižiūrėsim, mes pirmiausiai, kasgi yra tas peršalimas, mes kaip ir kalbėjom, ar ne, kad tai infekcija, kuri lokalizuota tam tikroj kūno vietoje, dažniausiai viršutiniuose kvėpavimo takuose. Ką mes galėtumėm padaryti, kad palengvinti ir pagreitinti šitą pagijimą? Ir nenaudodami vaistų. Kad tos 7 dienos iš tikrųjų būtų lengvesnės ir be gydymo. Jeigu mūsų infekcija nukeliavo jau iki čia, tai labai geras dalykas yra, kaip čia ir matosi, toksai kompresėlis, šildantis kompresas mūsų gerklei. Jisai, ten toliau bus parodyta, būtent kaip, aš gal ant to labai neapsistosiu, bet, kaip ir sakiau, yra natūralių priemonių, kurios tikrai mes jų visi turim namuose ir galim palengvinti. Pirmiausiai, gal aš norėčiau pradėti netgi nuo paties nuo pačių pirmųjų simptomų. Atsiranda čiaudulys, atsiranda jau jausmas, kad gerklėj kažkas lygtai, kažkas tai ir pradeda kilti temperatūrą truputį, nes jau mobilizuojasi mūsų imuninė sistema, reiškia, ir pradeda kelti temperatūrą. Tai yra mes jaučiam kūne kažkokį tai tokį nejaukumą, lyg laužimą. Esat turbūt pastebėję, ne, kažkas tai vyksta tenai, vyksta kažkokia tai kova, kažkokia mobilizacija, pasikeitė kraujo apytaka. Ką mes tokiu atveju galim daryti? Tuo metu, reiškia, mūsų kvėpavimo takuose jau prasidėjo kova. Reiškia, imunitetas jau sureagavo, o virusai kol kas lokalizuojasi dar viršutiniuose kvėpavimo takuose. Kaip mes galim padėti? Na, čia tas pats kaip su rankų plovimu. Jeigu nusiplaunam rankas, mes pašalinam tuos virusus, reiškia, užmušam, pašalinam jau čia. Jeigu jie jau čia, mums reikia imtis priemonių, kad čia juos kažkaip naikinti. Ir tam yra įvairių priemonių. Viena iš paprasčiausių, tai paprasčiausias garinimas. Ir tam nebūtina netgi kažkokių tai eukalipto lašų, jeigu neturėt, nors irgi tai pagerina, tai išplečia kraujagyslės ir padeda šiek tiek. Bet šiaip jau mes padarom tą patį, ką imuninė sistema visam mūsų organizme daro, sukelia temperatūrą, ar ne? Ir drėgmės daugiau privaro į tas vietas. Mes galim tą patį padaryti.
Užsidėjom ant dujinės puodą, atviras reiškia garavimas, kada užvirė, ar vėl sumažinom ugnį, kad per daug stiprus tas garavimas nebūtų, kad nenudegintų. Ir kvėpuojam, traukiam tuos garus į kvėpavimo takus. Pakyla temperatūra, daugiau drėgmės atsiranda, imuniniai sistemai pliusas, o virusam minusas, ar ne, jie juos tai naikina. Dar vienas dalykas, ką mes galim padaryti. Tai galim, reiškia, skalauti savo gerklę ir nosį, kaip ir sakiau, arba su druskos tirpalu, arba galit nusipirkti prieskonių skyriuose, visada surasit, yra tokie kajano pipirai. Labai gera priemonė, šiaip jau dezinfekcinė. Kajano pipiras. O kur jie pirkti yra? Paprastai, kur prieskonių skyriai yra didelėse parduotuvėse, ten visada surasit tarp prieskonių. Jų paimat ant šaukštelio galo, labai nedaug, jie aštrus tokie yra, į vandenį, truputį vandens į puodelį, ant šaukštelio galo, reiškia, įmaišot tenai vandenį, išmaišot gerai ir truputį paimat į burną ir gargaliuojat, reiškia, praskalaujat šitoj vietoj. Kajano pipiras labai gerai užmuša, reiškia, visus tos virusus, bakterijas ir tokiu būdu, kas valandą, galit net ir dažniau, reiškia, kai tik pajuto tuos simptomus, tai nuolatos gurkšnojat, reiškia, ir praskalaujat ir galit nuryti iš lėto. Po lėto, iš lėto, reiškia, ryjat po truputį. Kajano pipiras šiaip jau nors ir aštrus, ir šiaip jau aštrus prieskoniai nėra geriausias dalykas skrandžiui, bet tai vienas iš tų aštrių pipirų, reiškia, ko gero, bent kiek aš skaičiau, vienintelis, kuris būtent turi labai gerą gydančią savybę. Ir gali netgi mūsų skrandžiui padėti. Jeigu, pavyzdžiui, skrandyje pas jūs atsiras tokių bakterijų vadinamų Helicobacter pylori, girdėjot galbūt ar nesukeliančios skrandžio žaizdas, dvylikapirštės žaizdas, tai vat užmuša irgi turi tokią savybę, užmuša ir tas bakterijas. Tai po truputį gurkšnojant, reiškia, gargaliuojant, tokiu būdu skalaujat savo gerklę. Tai dar viena priemonė, reiškia, būtent lokalizuoti tą infekciją čia viršuje. Kiek įmanoma daugiau skysčių. Mes irgi tokiu būdu, prisimenat gal ir iš vakarą, palengvinsim imuniniai sistemai, reiškia greičiau judėti. Daugiau skysčių, greičiau judės, išsiplaus, tuo labiau, kad tos kovos metu išsiskiria labai daug įvairiausių medžiagų ir žūsta tų ir bakterijų, ir mūsų kraujo kūnelių, tų reiškia baltųjų, ar ne. Tai vyksta kova, mūšis, ten ir aišku, kaip sakoma, ir skiedros, ir pūkai, ir plunksnos laksto, ar ne, tai yra mūšis rimtas. Ir visą tai lengviau pašalinti mūsų šalinimo organam ir be abejo mes palengvinam, daugėja, reiškia, vandens mūsų organizme, vadinasi, pagerinam kraujo apytaką ir palengvinam mūsų imuniniai sistemai kovą. Noriu paklausti, ar galima šalto vandens gerti, slogas, sakykime? Geriau kūno temperatūros. Šalto geriau vengti. Nes tai irgi stresas bus. Šaltas, prisimenat, ar ne, kuo karščiau, tuo, reiškia, imuniniai sistemai geriau. Kuo šalčiau, vadinasi, tuo lengviau bakterijų. Dėl to vis dėlto geriau, kad būtų bent jau kūno temperatūros. Aišku, arbatos įvairiausios irgi tai yra šiltesnį, bet nedeginant, jokių būdų. Šilta, kad būtų. Ir mūsų kūno temperatūra tada pakils. Labai svarbu maitintis išmintingai. Ir šitą prasme ne tik tai, kad tai produktai būtų sveiki, ar ne, augalinės kilmės geriausiai, vitaminų daugiau, mikroelementų. Tam reikia, tuo metu, kai vyksta kova, reikia ir resursų, ar ne, visam mūsų organizmui reikia resursų tai kovai. Tai mes turim pamaitinti jį pačiu geriausiu maistu. Bet vėlgi ir mitybos režimas turi būti labai išmintingas. Nes jeigu mes perkrausim virškinimo traktą, tai aišku, visos gyvybinės jėgos nueis tenai. Vadinasi, imuniniai sistemai jėgų neliks. Tokiu būdu mes neišmintingai paskirstysim. Reikia saikingai, nedaug, bet pilnaverčio maisto, turinčio daug vitaminų ir mikroelementų.